Tai labas rytas, brangiai. Ką, brangučiai, Tadelis išlėkė, kaip sakant, į Švediją. Aišku, jūs šitą video matysit labai vėlai. Tai aš jau būsiu iš Švedijos ir grįžęs ir turbūt dar kartą suvažinėjęs, kada pamatysit. Vežu 40 tonų, nu ten trūks 200 kilogramų. Trūksta 200 kilogramų ant, kad būtų 40 tonų. Tai Švedijai pirmą kartą važiuosiu su palyda. Tai tiek tų žinių, Kai bus toliau, bus matyta, ne? Prasinešiu hebrytę, kai bus toliau, nes kamera mano pilna, neturiu kaip parodyt. Tai tokie reikaliukai. Man dabar reikia, žinokit, žiūrėti vartus. Давайте. Mus į būdą varo, į triumą, kaip nusikaltėlius. Nu va, taip ir stovim, čia kit atvažiuoju. O mes čia taip va. Nu, o dabar ką? Dabar į kupriniuką, į dušiuką, nors vakar buvau, bet pasinaudosim progą ir nueisim į dušą. Yra kajutė, 6 valandas laiko kelias, tai eisim miegot. Mažai miegojau, šiandien blemba neišsimiegojau, tai liuliuko. Ir susitiksim Švedijai. Neturiu jokios informacijos nei apie pilotą, apie nieką, tai žiūrėsim, kaip bus. Kažkur kampę stovėsiu, turbūt uoste lauksiu savo pilotą. Nu tai va, iki. Susitiksim Švedijai. Bye. Nu, pirms įspūdis toks. Kol kas esu viens pats. Smird nafta. Ir yra žiauriai šalta viduje. Tai va, toks va. O, telekiuks reikėjo, Xbox'ą reikėjo pasiimti. O, aš damailis, kaip tiko čia, bliaba, davės. O, tai čia man reikėjo pasiimti Xbox'ą. Aš galvoju, kur įsijungt šildymą, nes vaikelė yra šalta. Čia puč. Šildymo nėra. Nu ką, yra teliks. Pažiūrim, ką gerą per teliką rodo ir eisim pavalgyti. Nes mačiau yra valgymo pavom. Kažkas išpylęs kažką, nu ką čia. Švediško žinias rodo, gerai, davaitė. Nespėjom įlipti jau viskas. Išlėkėm, išeinam į jūrą. Nu ką, mes Švedijoje, bet įtariu, kad reikės atbulinių išvažiuoti, kas man labai nepatinka. Aš geriau būčiau atbulinių įvažiavęs. Oi, vastoja kamera mūsų. Nugrabaliuota, numakaliuota. Nu, 6 valandas, lygiai 6 valandas. Nemeluoja kaip šveicarikas laikrodukas. Tai va, nežinau, dar nieko, reikia padėti darbinį telefoną, ar mano pilot skambino, ar neskambino. Ar rašė, ar nerašė. Jeigu ne, tai reikės kažkur šone sustoti. Laukt, skambint, nežinau. Nežinau, ką darysim, kaip ką, žiūrėsim. Ne, yra tik tai žinutė atėjus žinutė yra tik tais, kad sveiki atvykę į Švediją. Tai va, brangiai, kaip ir minėjau, ne?
turbūt šitą video žiūrėsit, kai jau pamatėt visus video iš Turkijos atostogų. Šiaip dar tarpinių tokių videosiukų. Kas nematėte, eikit pasižiūrėti, nu. Eikit pažiūrėti, netinginė. O aš ką? Jau kai daugiau žinosiu, išlysiu, papasakosiu, kaip čia kas. Jeigu jau nebeišlysiu, tai nebeišlysiu, nu ką, padarysiu. Vadinas važiuoju. Ne. Ar norit pamatyti, kai večikiai stovi? O, Jėzus, Marija, iš vis ne kamerai nepasiruošęs. Susivėlęs visas, kaip čia dabar taip. Žiūrėkit, pradėsiu, kai vietai stovi. Stebėkit. Davai apsuksiu kamerą geriau. Čia yra ežeras didžiulis. Nepamenu, kaip vadinas. Įmėsiu nuorodą, čia žiauriai gerai, aš esu stovėjęs prieš 5 metus kažkur. Tai labas rytas, brangiai. Atsikėliau, kaip pasipraut traiškanas, ar iš kanistrą, ar naudot šitokį grožį. Aš manau, kad šitokį grožį geriau užnaudot, ne? Reikaliukas bele koks. Pažiūrėkit, kaip čia bele kaip. Bele koks grožis, ne? Einam darytis kavos, kol net važiavo pilotas. Belekas. Laukia 4 laipsniai. Pasilgau tokio oro. Jeigu atvirai. Labryt, kolektyvs. Lekam, varom, skubam. Niekur neskubam, nes niekur nenuskubėsi. Važiuojam 85, 84. Ir, kaip sakant, niekur nenulieksi. Tai va. O važiuojam taip. Švedija. O taip, važiuojam eilinį kartą su palyda, nes vieni patys nesugebam važiuoti, ar reikia pagalbos, kad parodytų kelią, kur važiuoti, nes nesugebam naudotis navigaciją. Nežinom kelių, tai važiuojam su pagalba. Tai va. O jeigu rimtai, tai reikėtų man pasiskambinti prarabui, kuris dirba darbų vykdytojai. Kalbėkim lietuviškai, darbų vykdytojai, reikia pasiskambinti ir paklausti, ar mane iškraus rytoj, ar tik pirmadienį. Šiaip rytoj turėtų būti, kaip čia pilotas sakė, kaip ir minėjau, jau kartuojas tą dėlį. Bet niekas geriau nežino negu darbų vykdytojas, kuris yra prie malūno, nes ar varš netisuko dar kas nors ir tada turi ragą. Tai va. Bet va, važiuoju švediškais keliais, čia per tokį miškelį. Nu blemba, kaip Lietuvoj, čia jaučiasi. Grinai kaip Lietuvoj jaučiasi. Toks, kad važiuotum. Tik namai kitokie. Ir jo, blembački. Ypatingai miškų, kur važiavau, tai vieną kelią žiauriai priminė, kaip link Gruzdžių važiuoju iš Žagarės. Ten tas, kur praplatinas kelias yra. Ten ypatingai jautės, bet atrodo toksai, kaip Lietuvoj kalbučio. Apart olų čia tų visų. Nu, bet Lietuvoj irgi yra olų, ne? Tai va, gerai, nustok pliurpt nesąmonės.
Ir karačia, ne? Teisingai. Aš irgi taip sakau. Nustok pliurpti. Gazalas. Va, hebra, kokia skanija, pažiūrėkit. Ką, hebrytą varom žvirkeliais. Blemba, lango negaliu nusivalyti. Aplipęs. Bele kaip gražu, pažiūrėkit. Afigienas vaizdas. Ir žvirkelis. Ir pilotas. Va, kaip atrodo bazė. Va, koks įvažiavimas ir kokia aikštė. Nu, cool čia žiauriai. Nu ką, mes dar Švedijai. Avoje gražus namukai. Kaimelis kažkoks su mokykla. Ir aišku, čia žvejybos vieta. Bet Tadelis ko neturi? Teisingai, Tadelis neturi meškės pasiėmęs, pamiršo. Ot būčiau ėjęs pažvejoti. O, Jeronimai. Tai va, paskutinės naujienas iš parko, kad greičiausiai antradienį mane iškraus ir pakraus. Jūs tik pažiūrėkit. Ai, koks grožis. Tai turėjo šiaip šeštadienį tą daryti, kaip ir minėjau, kad problemos kažkokios. Paskui sako pirmadienį, bet sako pirmadienį ne. Jau išvažinėjant vakare, aš aišku stovėjau miške, nuvariau į stotį į dušiuką. Tai, nu, nejauku miškuose, iš tikrųjų nejauku, vienam pačiam kažkaip taip, žinai, ateis koks vilks, nukaska nors išlipus į lauką, ne? Bet jau jeigu rimčiau, tai jo antradienį turėtų mane ir iškrauti, ir pakrauti, ir jau antradienį turėčiau pajudėti. Bet čia yra gali būti trečiadienį, gali būti ketvirtadienį, gali sakyti kitą savaitę. Čia visko gali būti, žinokit. Ai, tiesa, o jūs gal klausėt savęs, kur jisai čia blemba dabar važiuoja? Nu nieko, Tadelis pasidarė kempeinkės ir Tadelis važiuoja užsipilti kuro 90 km. Nes čia arčiau buvo kolonėlė, net kavinėjim, tai važiuoju tolimesnė, 89 km, IDS-as ir aš dar užsuksiu į parduotuvę, nes man reikia nusipirkti duonos. Va, ir ant sumuštinių kažko. Tai tokia ta šiaurės Švedija. Bet smagu čia, miškai, grynas oras, pasaka tiesiog. Pasaka jeba. Pažiūrėkit. Nu ir ne pasaka. Aš tai sakau, kad pasaka, nes aš tai kaifuoju iš tikrųjų Švedija, Suomija. Dar norėčiau į Norvegiją nuvažiuoti kada nors, bet žiūrėsim, ar mane išleis į Norvegiją, nes visi kiti važiuoja į Norvegiją, aš kažkaip nedavažiuoju. Tai nežinau, aš kaifuoju labiau negu Ispanija, Portugalija ar tarkim Italija, kokia Sicilija. Aišku, vieną kartą nuvažiuoti viskas ok, bet daugiau ne, man gal todėl, kad lietuvis trauk prie to tokio šiaurietiško klimato, veln žinau. Tai va. Žiūrėkit, kokiais mes čia važiuojam. Čia specialiai turbūt 60 uždėta. O ir va, sustojimų vieta yra. To išlysim vienoj viečiukiai, žiūrėkit. Aš čia pats pirmą kartą važiuoju, bet kosmosas kažkoks. Kosmosas. Ant kiek gražu. Vienoje pusėje
valgyt, ką norit. Bet čia yra belenkas ir jau rudenėlis labai matos. Kokias auksinės spalvos. Nu ką, mes atvažiuojam į kolonėlę. Pažiūrėkit, kokie vietoj kolonėlė. Čia ir parkings yra. Važiuojam sekant. O, koks grožis. Jūs tik pažiūrėkit. O taip va, hebrytė. O taip va. Važiuoju, aš dabar per kitą pusę grįžinėjau. Aplinkė ežerą tą iš kitos pusės grįšiu. Žiūrėsiu, kaip ar ta važiuosiu ar ne. Gerai, kad priekabos neturiu, ne? Turėčiau priekabą, tai nerizikuočiau, važiuočiau to pačiu keliu. Nes pamačiau, kad žiauriai siaurus kelias. O čia vien su galva, tai apsisuksim. Norėjau nusipirkti Surströmming, bet nebuvo šitam kope. Nebuvo, įsivaizduojat? Nebuvo. Ką jūs čia daro? Ko jūs čia stabdo dabar? Jeigu būčiau radęs, manau tikrai būčiau pamėginęs. Nes pavyzdžiui, žiūrėjau, Amazonėje kaina yra kosminė, Švedijai kainuoja, lemba, kiek ten dabar? 60 kronų, man atrodo. Nu, tai, o Amazonėje Vokietijoje žiūrėjau 28 eurai. Tai žiauru, ne? Valiau kamerą, bet žiūriu vis tiek nieko nepadėjo, kad valiau kamerą. Tai tokie reikalai. Kadangi ryšio nėra, yra biškį liūdesys čia. Nu kaip nėra? Gaudau, tai iš vieno galo į kitą galą nuvažiavau, dabar liktais geresnis yra ten, kur stoviu. Tai veik Netflixas, bet turėjau sumažinti kilobaitus, megabaitus, tą kokybę ir veik. Tai jau kokia ilgesnė serija ir būn, kad kartais biškį pastringa. Nu, nėra ko norėt, kai artimiausias kaimų 30 km yra aplinkui vien miškai, tai nebus juk 5G, ne? Tai va. O, elektrinė hidro. Kokiais kaimais čia, kaimais, sakau, miškais važiuoja. Ui, dar liko 42 km. Ir būsim vietoj. Ir vėl bus pauzė, eisim darytis valgyt. Kaip sakant, bent jau 2 dienom pasidaryt. Ir galvoju pirkti elektrinį greipodį, bet vis nenusprendžiu kokį. Nes norėjau gero, bet mano inverteris neišneš jo. Tai žiūrėjau kažkokius slapnesnius, bet irgi ne kažką. Ramzelė Kraftwerk. O, turbina kokią ant stogo. Tai va, hebrytė. Gerai vairuoju, nes čia kelias siauras. Ne autobans, kaip sakant. Ai. Dėl ko nekenčiu Tomtomą. Niekada nepatiko jis man ir dabar iš Švedijos dar labiau nepatiks. Aišku, aš visą laiką žiūriu ženklus, tikrai visada žiūriu ženklus, nes navigacija yra žemėlapis, kuris yra digitalizuotas, skaitmeninis, ne, žemėlapis. Pasuku, važiuoju, aišku, večikiai yra belekokie, čia vat su mašina važiuoju, tai belekas, aišku, ir su fūra be priekabos. Irgi galima čia atvažiuoti, pavyzdžiui, jeigu nori pažvejoti, tai čia yra aфигена večikė. Ir štai kaip mes važiuojam, dabar jau čia didžiausia, o kaip žmonės gyvena, aфигенai. Čia ežeras yra šitoj pusėj, važiuojam ežerą, pakrantę, nu jau baigęs. Tai va, tokie reikalai va. Deduk žiūr, galvoju, kad aš čia idiotas. Bet vokiškus numerius pamatė, galvoju, nieko gal ir nesakysim. Tai va, tokiais va keliais važiuojam.
Tai kaip ir minėjau, niekada nepatiko ir jo labiau nepatiko. Aišku, būčiau galėjęs aplinkui važiuoti. Tai, o kaip čia žmonės gyvena? Pasaka. Pasakiškai žmonės čia gyvena. O, pažiūrėkit. Kaip aфиgenai žmonės gyvena. Ramybė. Iki kol aš atvažiavau, aišku. O. Nu super, ne? Nu ką šaikelė, pirmą kartą per 6 metus važinėjant prie malūno. Šiaip sakė, taip stovėti negaliu, nes jeigu naktį šaus, sakė, praeitą naktį buvo -2, tai va čia ant supylė. Aš tik iš parduotuvės pravažiavau, manęs jau ieškojo hebra. Tai supylė tepalus. Ir ką aš noriu pasakyti, pirmą kartą per 6 metus važinėjant po Vindparkus, ką aš darysiu. Žiūrim čia. Žiūrim čia. O čia yra tokia dėžutė įdomi, kurioj dabar jeigu ir tas kabelis eina čia, vis dar eina ir čia užsibaigė. Aš pastovėjau prieš tai ten ir dabar va po malūnu einam aprodysiu aš jum vagonėlį. Kaip atrodo vagonėlis. Man čia leido visko naudotis. Yra virtuvė, yra dušas, bet nėra vandens. Bet, kaip sakant, rytoj važiuosiu ant išvažiavimo, vėl nueisiu į service pointą ir ten nusimaudysiu. Tai va, yra naudoju šitą kraną, va, žmonės kustu. Va šitą kraną. Ja. Tai jį naudoja tik tais mane iškraut ir pakraut. O ten tą kraną, kur viršų yra, naudos užkelti viršų. Ir tas kranas yra iš konteinerio. Nu ką, einam į vagonėlį. Yra ir tūlikas, viskas, bet man atrodo vandens nebėra, nes išsivežė kanistrą. Užrakino, tūliks tai tas atrakins. Ai, tūliks bija yra. Nu super. Ir šildoms dar, o taip va. Tokie reikaliukai. Ir viso, nu ką. Susitiksim ant pakeliui atgal, kaip kas. Mano pilotas tiesą nesakiau, išvažiavo namo. Tai tiek naujienų su pilotu. Ir viso. Į dričkel, pičkel. Norėjau atsikabinti, savo gali atsikabinti, gal žinai, blemba, čia aš pasižiūrėjau, kad piškė arti krašto yra ir taip nužulnums toks yra. Tai nenorėjau atsikabinti, o man parodė, kur yra raktas. Ir jeigu savo kažką reikės, mikrobangė yra, bet, nu, aš mikrobangės nesinaudoju. Tai mikrobangės nereiks, kaip sakant. Esam, kaip sakant, viršininkai čia. Esam viršininkai. Jo. Aha. Nu, gal ledukai nepradės kristi ant stogą. Ane? Nu ką šaikelė, čia. Šiandien turėtų mane ir iškrauti, ir pakrauti, bet prižiūrėkit, aš per 6 metus ko nesu matęs, tai kai vėjo jėgainė naudoju pati savo kraną. Žiūrėkit, parodysiu. Va taip pat, jie nukels, mane tas kranas iškraus ir pakraus, o čia va, jie su savo kranu, čia va konteineris va mūsų atvežas yra ir tam konteinerį buvo kranas, jį ten pasistatė ir viskas va, ir patys darbuojas. Tai va šakelė, kaip viskas vyksta, lietutis lyja
Iš lauko išlipau spėlį jums pafilmuoti. Čia va kava 40 tonelių. 41 jeigu tiksliai. Tai va. Brangus mano žiūrovai, atvažiavom šeštadienį iš ryto, išvažiuojam trečiadienį 3:30. Aš dar labai tikiuosi, kad spėsiu nusimaudyti, nes kad ir nėra karšta, bet vis tiek suprakaitavau, kol sudėliojau grandinės taip toliau. Patrauksim šitą reikalą, kad pravažiuot. Va. Pralysim. Lekam iki service pointą ir viskas. Gerai, dedu telefoną. Nu, noriu pamatyti, kaip atrodo tualetai ir dušai service pointe, kur yra ofisiuks. Ir šiaip tokia valgykla yra čia žmonių, kurie prižiūri Jėgainių parką. Žiūrėkit. Žiūrėkit. Jėgainių pradorikės. Švedija. O taip. Ir jokių batų. Labas rytas, mano brangus žiūrovėliai. Tai va, vakar Švedijai su pilotu stojom. Reikėtų jau kirpyklą, ne? Žinau, vakar su pilotu stojom. Ir Vokietijai nėra kur sustoti. Vokietijai su negabaritu bent jau visada rasi kur sustoti. Jeigu pravažiuosi, jeigu tilpsi, davažiuoti iki vietos. Žiūrėkit, parodysiu, kur Švedijai stojom. Pam. Pairai. Va taip pastovi. Aišku, nėra taip blogai, žinai. Svarbu, kad radom kur sustoti. Kaip čia gerai. Bet šiandien bent jau oras gražus. Va, esam tokį daikčiuką užkabinę. Nes vakar nepasiekiau, tai užkabinau ten, va, toj vietoj. Kiek šitą būtų valandų? Po 10, man atrodo, tai yra. 2 valandas dar liko iki mano 9 valandų pauzės. Kad ir kaip vėlai nuėjau miegot, bet vis tiek negaliu miegot po 12 valandų. Tai, kaip sakant, 6 valandos ir jau net 6 nemiegau, 5,5 ir viskas. Ir, kaip sakant, daugiau nebesimiega, kad reikia ką nori. Ir ta tokia problema yra, kad su mano kroviniu rytoj nei vieną keltą nepriima ir šeštadienį į rytinį irgi nepriima, tai tik tais į popietinį. Nu ką, džiūsim uoste, Trelleborgo, džiūsim uoste, nu ką padarysi, yra kaip yra. Tokie reikaliukai, va hebrytė. Gerai, einu keisti kavos, apsipraus biškį veidelį ir jaučiu eisiu dar pažaisti su Xbox, o ką daugiau veikti, pavalgus pusryčius, ar ne? Nu va, hebrytė, vėl telis yra, bet šį kartą turim langą. Tai va, kaip jau supratot, aš grįžtu atgal į Vokietiją, sekmadienį naktį startuoju, važiuoju į Bremeną išsikraunu, kur pasikrovau naują reduktorių, ten grąžinu seną ir uždusau, nes laiptais lipau iš apačios į patį viršų. Ir išsikraunu, važiuoju į Bremerhaveną, ten pasikraunu vėl kem 3 tonas, važiuoju į Rostoką, išsikraunu ir greičiausiai namo. Tai va, ačiū visiems, kad žiūrėjot. Spaudžiam laiką, subscribe nepamirštat. Ir kas nematėt visų video, tai peržiūrėkit. Aktivität gestoppt. Būsiu labai dėkingas. Tai iki sekančio.